Ar pastebėjai, kad kurdamas savo veiklą, verslą, susiduri su pasikartojančiais ciklais, kurie jaučiasi lyg eitum 2 žingsnius į priekį ir 1 žingsnį atgal? Ar pastebėjai, kad yra lyg sukurtos pajamų lubos, pro kurias negali prasibrauti? Galbūt šiuo metu generuoji 3 000 per mėnesį, galbūt 30, tačiau negali pereiti į sekantį lygį. Jeigu tau įdomu, klausyk toliau. Tavo pasąmonė yra atsakinga už 90% tavo priimamų sprendimų. Tavo sąmoniai lieka 10. Sąmoningai tu nori plėstis, tu nori auginti pajamas, tu nori auginti ir statyti verslo struktūras, tu nori pasitarnauti žmonėm. Tačiau jeigu pasąmoniai yra blokai, elgesio modeliai, programos, perimtos iš aplinkos, tėvų, močiučių, prosenelių, jeigu yra aktyvi trūkumo sąmonė, jeigu yra pasislėpę tarakonai, kurie sabotuoja tavo veiksmus, to padaryti tiesiog bus neįmanoma. Ir pastovus ciklai, kur yra stengimasis, bandymas praforsuoti ir su jėga pralaužti ledus, ves tiesiog į perdegimą, į išsekimą ir į nemeilę savo veiklai, nes buvau excited, kupinas meilės, bet gavęs tos pačius ciklus, su kuriais nesugebėjau susitvarkyti, patyriau energijos nuotėkį ir net nebenoriu toliau judėti į priekį. Jeigu tau įdomu, kaip gali efektyviai tai pakeisti, atsiųsk man žinutę su žodžiu 8xvip ir atsiųsiu visą informaciją.